Sveiki kolegos, šiandienos mūsų tema – klijinis filizelinas. Kokiems gaminiams jis yra naudojamas, kuriuose vietose yra klijuojamas ir kokio klijinio filizelino geriau nenaudoti. Aš pati naudoju štai tokį klijinį filizeliną, jis yra prasiūtas va tokiais siūlais, arba iš vientiso gabalo, arba va tokią juostelę ir klijuoju labai plonų audinių užsegimo vietą, galbūt kokią nors stovę arba nedidelę apykaklę, bet ir tai labai retais atvejais. Dažniausiai tokį filizeliną karpau juostelėmis ir klijuoju tas siūles, kurias reikia sutvirtinti. Be abejo, va toks pats yra filizelinas, kuris jau yra paruoštas, jau yra juostelė, maždaug čia apie 1,5 centimetro pločio, gali būti ir siauresnė. Ir su tokiom juostelėm jau klijuojamos tam tikros gaminių vietos. Gali būti rankovės įsiuvimas, dažniau galbūt pečių siūlės susiuvimas tam, kad neišsitampytų, atvarto linija ir taip toliau. Jums nerekomenduočiau naudoti štai tokio paprasto filizelino. Jis gali būti juodas, jisai gali būti baltas. Dabar kodėl nenaudoti? Pasižiūrėkit, prašau. Jisai plyšta kaip agro plėvelė. Vadinasi, po poros skalbimų jisai jums tiesiog išdils iš tos detalės. Ir ta jūsų detalė, jinai pranyks visas jos standumas, jinai nelaikys jums formos. Todėl tokio filizelino geriau, kolegos, nenaudojam. Linkiu, kad jūsų siuviniai būtų tik tai kokybiški. Su jumis buvau aš, Ramunė Savelienė. Susitikim kitą kartą.